Jei geležies trūkumas yra labai gilus ir reikia vartoti papildus, svarbu tai daryti teisingai. Geležis visada turėtų būti vartojama kartu su kofaktoriais, ypač vitaminu C, kad pagerėtų jos įsisavinimas. Idealu ją gerti tuščiu skrandžiu vakare, pavyzdžiui, apie 17 val., jei jūsų virškinimas tai leidžia. Rinkitės dvivalentę geležį, o geriausia chelatinės formos, kaip geležies bisglicinatas arba glicinatas. Tai geriausiai pasisavinamos formos, kurios tinka net ir tiems, kurių skrandžio rūgštingumas sumažėjęs ir nesukelia nemalonių virškinimo pojūčių. Dažniausiai yra skiriama pigiausia geležis – geležies sulfatas, tai čia populiarusis tardiferonas. Tai būtent šios formos geležies reikėtų vengti, nes ji yra blogai įsisavinama ir sukelia šalutinius poveikius, tokius kaip pykinimas ar vidurių užkietėjimas. Niekada negerkite tokios formos geležies tuščiu skrandžiu.